Nu, pagonybės atstovai iškart užsiroviau į bekelę. Keliu buvo ėjimo maks kilometrą, bet radau čia tokią upeliuką. Šiaip mano tikslas buvo eiti link Verknės upės. Pasiėmiau meškerę, galvojau, jeigu bus priėjimas, pamėtysiu. Bet radau mažą upeliuką. Tai dabar galvoju juos sekti ir pažiūrėsiu, gal matysiu žuvų ir reikės pamėtyti. Bet jau matau, kad čia bus kančių kančia šiandien. Kančių kančia. Biški pabodo eit, tiksliau pavargau eit, bet radau priėjimą prie upelio. Bandysiu užmesti keletą kartų. Gal kokia, žinai, naujoko sėkmė užkibs. Krantu. Ne, čia reikia britkelnių. Fainas upeliukas atrodo. Bet čia priėjimas labai ne kažką. Labai gražu čia. Nėra. Galbūt per stipri srovė šitoj vietoj. Bet man baisiausia dabar, kaip man grįžti, nes čia atrodo tai normaliai viskas, bet čia tiesiog nuo šlaito atrodo bėga šaltinis ir smingi bele kaip giliai. Nu žodžiu, biškį pamėčiau, labai faina ir graži vieta, bet be britkelnių čia nieko nepadarys. Mačiau, čia buvo pora žvejų, ėjo tiesiog prieš srovę palei upę, nu tai visai kitas reikalas, nes visas krantas tai toks pelkėtas ir atrodo, kad kieta, bet smingi. Tai galvoju, nebesiblaškysiu, neisiu aš čia link tos upės dažnai, stengsiuos kuo greičiau išlįsti šitų džiunglių ir varyti prie Verknės upės, gal ten bus geriau. Nu žodžiu, aš čia užsiroviau tai nevaikiškai, čia taip stačiai reikia kopti, o kuprinė tai meta atgal, tai labai gražu, bet labai sunku. Nu ir man dabar pasakykit, kaip man čia praeiti. Man jau visai netoli kelias, girdžiu kelią, nu iš kokių 500 metrų. Bet jeigu čia 500 metrai tokio brūzgyno, iš ryto neišeisiu. Nu ir iki pilnos laimės trūko prieiti pelkę. Tiek įėjau, kad prieičiau tą patį upelį. Ir tam, kad nebeičiau kabakštynais ir greičiau šokčiau lauk iš čia, man realiai reiktų jį kirsti. Aišku, nėra taip šalta kaip žiemą, bet papildomas vargas. Wow. Baisiausi 5 kilometrai mano gyvenime. Kaip ten buvo negerai, aš jau tiesiog nebenorėjau nei kalbėti. Labai sunku buvo. Būtų visai normaliai, jeigu eitum be kameros, be meškerės, kur kliūna visur. Bet dabar tai buvo, wow, kaip sunku. Tai dabar biški pit stopas ant pievutės ir toliau. Tai žodžiu, priejau aš tą Verknę, bet pasirodo tas upelis, prie kurio visą laiką jau ten ir buvo Verknė. Ir ten visai kuris guliuojas. Tai minusas aš be britkelnių, tai čia negaliu normaliai nei prisėlinti, nei eit palei tą upę, bet realiai labai graži upė, tai atvaryti su britkelniam kitą kartą.
Tai žodžiu, negaliu aš čia per daug pažvejot, nes čia reikia bristi tada vėl per kemsynus, kabakštynus, išgazdinti visas žuvis, čia reikia atvaryti su britkelne. Bet ką žinau, aš nei žvejybą variau šiandien, žinau, kad bus upė, galvau pasimsiu, jeigu bus proga pamėtysiu, tai pavyko užmesti keletą kartų, bet jau kadangi vakarėja, einam ieškoti namų. Nuėjau priejau tokį mažiuką ežeriuką. Šitoj pusėj, tai čia krantas visur va toks nelabai. Nu, man gal ir nereikia, užteks vandens pasiemti. Norėčiau į kitą pusę labiau, ten atrodo švaresnis krantas, bet ten pavėsis. Reiks tikriausiai likti čia. Ir aš manau lieku čia, nes radau už manęs matosi tokia laukymė su atviru dangum. Ir šiandien žada vėl šiaurės pašvaistės gražias. Labai tikiuosi, kad čia matysis ir labai geras spotas stebėjimui. Biški vėjas kyla. Šiandien šiaip labai oras. Ant saulės karšta, bet šiaip belė koks vėjas. Ir visai normaliai šiandien pašalau. Tai ir čia jaučiu bus vėjukas, bet šiandien miegosim hamake. Galvoju čia išsitiest. Ir tentą ištiesim ir biški vėją gal apsaugos. Reik tikėtis. 3 metai naudoju šitą hamaką. Pirkau už 10 eurų Decathlone. Kaip už 10 eurų atsipirko. Bet minusas juk neturi tinklelio naudų. Aš turiu jį papildomai. Šiandien kaip tyčia nepasiėmiau, bet jis biški iš ilgio netinka. Tai manau, reiktų atsinaujinti. Bet kol kas šiaip labai gerai važiuoja. Wow! Kelnės jau nešvarios. Nu tai žodžiu, čia biškę variau tiesiog prie medžių, nes kol saulė šviečia, norisi sėdint biškį turėti vaizdo. Šiek tiek vaizdelio, o nakčiai jau nusileisim kampus. Nu tai va, baigiam įsikūrinėti ir prieš einant rinkt malkų, norėjau labai išbandyti gimtadienio dovaną. Jau praeitą kartą, kai grįžau iš miško, grįžau sausas. Tik užteko vandens. Tai kai pradėjusi eiti 2 naktis, nu tai nepasims tiek vandens. Tai gavau vandens filtrą. Tai kadangi esam šalia ežeriuko, galim ištestuoti. Nu, spalva ne pati geriausia. Teoriškai, tai visos bakterijos turi nepraeit pro filtrą, nes tiesiog filtrai yra maži vamzdukai, 0,1 mikrono, man atrodos. Tai turėtų nepraeit jokia bakterija, virusų nefiltruoja. Tikiuosi, čia virusų nėra. Skonis kaip vandens. Nu nežinau, skonis kaip vandens, nu ne toks kaip iš krano, bet tikrai nėra kažkokio dumblo, poskonio ar panašiai. Aišku, geriausia yra išfiltruoti ir užsivirinti, bet jeigu karštą vasaros dieną užvirinsit, kiek laiko lauks, kol atšals. Nu ką, gavau maišiuką, kad nebedaryt gėdos to
masinių. Tai čia mano prakurų maišiukas. Labai fainas, labai džiaugiuosi, bet jau baiginėjasi man dalykai. Čia dar vatos turiu, ekstra atveju. Reikės rasti kokį beržą nukritusi, pasirinkti. Šią malkų daug nerašiau, nes viena tingiu, o antra, kadangi miegu hamake, kadangi miegu hamake, tai ilgai laužo ir nekurensiu, tai man realiai dabar tik vakarieniai. O vakarieniai sumąsčiau nesąmonę. Sumąsčiau išsikepti pizzą. Ir nežinau, ar pavyks ar nepavyks, nes jeigu turėčiau užpižinę keptuvę, tai labai gerai. Bet kadangi špižinės keptuvės žiauriai sunkios, aš tikrai jos nesineščiau, tai reikės ant mano tos senos paprastos bandyti. Tai nežinau. Ten yra galimybė, kad tiesiog valgysiu picos ingredientus. Na, o pizzai mums reikės picos pado, kurį šiandien ryte užmaišiau. Nežinau, kaip jį čia reikės iškepti. Ir banano. Nejuokaukit, aš šiandien tiek pakvaišęs. Turim chorizo dešros. Bet jin tokia rūkyta, bet atrodo, kad ją reiktų atskirai biškį pakepti ant keptuvės, kol čia man žaryjų atsiras picai. Šliukšt. Ir šikau reikės pjaustyti, aš paruošęs pievagrybiai. Irgi galvoju biškį pakepinti, nes neaišku, kaip ten po to keps, tai kad žalių nevalgyt. Tokį marmalą užkepinsim. Nu, jeigu nesigaus, būsiu labai nuliūdęs. Pradžiai galvoju pakepinti tik tešlą ir kai biškį apkeps, tada sudėti ingredientus ant viršaus. Nežinau, kas čia bus. Realiai turiu blyną. Reik tikėtis, kad čederis išgelbės viską. Ne, nu tai žiūrėkit, čia įdedi ingredientų ir keičia visą vaizdą. Niekas nežino, koks ten tas padas. Jeigu montuojant neįdėsiu, kaip sukepė, tai galvosit, kad aš belė kaip gerai iškepiau. Nu čia bomba. Wow. Manau, pavyko geriau nei tikėtasi. Nu, pažiūrėsim kaip skonis, bet... Nu, čia tokia storapadė gavos, aišku. Prie burgerių eina kola, prie picos eis duonos gira. Ai, kaip gerai. Ragaujam. Nu, skonis kaip picos. Blemba, reikia tik atkalt kaip padą. Mus toks biškį iš abiejų pusių sukepęs. Bet nematyt per staigiai buvo didelė kaitra. Bet viskas iškepė.
Šitas padas net baidės, toks traškus. Ta čorizo. To riebumo duoda. Čia tokia. Nedėtinė pisa. Nu tai galvoju, kol nesutemo, susiruošiu miegui viską. Vis tiek reikės panaktinėti, nes bandysiu užgaudyti šiaurės pašvaistės. Esu užgaudęs, nufotkinęs labai gražias, kai buvau Amerikoje. Tai labai tikiuosi, kad ir Lietuvoje pavyks. Bet ką nusipirkau dar, tai matėt, supakuotas, dydis toks. Štai yra pagalvė. Man pagalvė yra šventas dalykas. Tai prieš tai turėjau irgi dar Amerikoje pirktą seną, tai užimdavo tiek, lengva, bet užima maždaug tiek. Ir dar turi papildomai pasimti kokių rūbų, kad ją įsikišti, kad bent kiek pakeltų galvą. O čia radau Decathlone dabar pripučiama, bet turi dar medžiago šiek tiek paminkštinimo. Tai gali reguliuoti ir kietumą, ir labai tokia pasirodė miela. Tai ištestuosim, žiūrėsim. Jau iš karto, kad žinau, kas man nepatinka, jau kai padedi galvą, ta pūslė viduj, tas plastikas, girdisi biškai prie ausies. Bet jaučiu priprasi ir bus dzin. Tai jaučiu, kad šiandien miegosiu žiauriai gerai. Nebent labai bus didelis vėjas ir bus šalta. Jums leidus aš eisiu ilsėtis, bet galimai dar bus vaizdų naktį, jeigu tik tais čia pašvies šiaurės pašvaistė. O jeigu ne, pasveikinsim ryte. Oi, naktelė buvo. Negavau, kad gegužės vidury taip sušalsiu. Dar kaip tyčia pasiėmiau ir mažiau rūbų, nesiėmiau kilimėlę, galvau užteks tokio paklotuko, tiesiog dekiuko nuo vėjo. Ir tipo, aš miegos gerai, nes praeitą savaitgalį gimtadienį švenčiau gamtoj ir miegau hamake ir belia kaip gerai, buvo belia kaip šilta. Ir dabar 3 ar 4 kart virinau vandenį, kad prisipilti gertuvę ir sušildyti, nes jeigu ne tai, aš būčiau nustipęs. Čia vieną kartą atsikėliau, man atrodo, pažiūrėti šiaurės pašvaistės ir buvo šitam puode vandens likę biški nuo virinimo, ateinu žiūri ledas. Tiesiog sušalo į ledą. Tai aš žinau, palei mane turėjo būti bent 5 laipsniai naktį, bet žiauriai šalta buvo. Tai taip, labai sunkiai miegojau. Patinka, kai žmonės čepsi valgant. Aš tai negaliu pakęsti. Ši naktis man priminė, kaip aš sausio mėnesį išėjęs į mišką, planavau, kad naktį bus -12, pasiėmiau miegmaišį komforto -10 ir ryte sužinau, kad buvo -20. Ir šalau visą naktį. Tai man įdomu, ar aš vienas taip pat kartais papuolu neapsiskaičiavęs oro, ar yra buvę jum tokių atvejų, kai oras nustebina visai iš kitos pusės. Tai būtų įdomu komentaras išgirsti jūsų istorijų. Na, kadangi jūs man labai patinkat, tai aš jums vėl priskyniau gėlyčių. Ir tikiuosi, kad aš jums taip pat patinku ir atsidėkodami paspausit tą
subscribe mygtuką, nes man tai daug reiškia. Ačiū ir iki.